Tai ponia Burokienė, nuo jūsų vėl pradėsim, o paskui jau eisim iš kitos pusės ir visai kaip, kad nekentėtume čia nuo to pirmo numerio. Ankstesnėje kadencijoje Seimo, kai jūs vadovavote valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui, buvo priimtos bent 3 pataisos dėl mažesnio informacijos prieinamumo apie politikus. Tai mes dabar tikrai matom ir visiškai tuščias kai kurių politikų deklaracijas, nes gali patys nuspręsti, kad tai pavyzdžiui yra neaktualu rinkėjams žinoti. Susitikimai su lobistais taip pat nebėra deklaruoti taip jau privalomi, kaip būdavo. Taip pat informacija apie anksčiau, seniau kaip prieš 5 metus kandidatavusius irgi, tarsi tuo metu buvo priimta, kad turėtų būti nebematoma. Nes anot jūsų tiesiog reikia atskirti visuomenės teisę žinoti nuo paprasto smalsumo. Kaip Jūs manot, ar būtent šitos pataisos jos nepakenkė skaidrumui politikų ir ar mes šiuo metu neturim tą krizę, kurią mes turim tikrai su politikų kultūra, ar nebuvo atnešta šiek tiek šitų pataisų? Na, tikrai taip, aš jau sakiau ir ne kartą, kad tikėjomės geriausio, gavom blogiausią variantą, kokį galima gauti, nes kai svarstėm tas pataisas ir daug šnekėjom ir su FTECu ir bendravom, ėmėm pavyzdį, aš pavyzdžiui turėjau tikrai gerą pavyzdį lobistinės veiklos iš Briuselio, iš Europos parlamento, kur net neužsiregistravęs lobistų ir ar tu bet kokios organizacijos tu net neįeitum. Buvo nuo vieno kraštutinumo iki kito nueita ir gavom tai, kad turim. Aš nežinau, aš visą laiką statau, matot, gal tai ir negalima daryti, pasirodo, bet visą laiką statau save, kaip aš daryčiau ir kaip kiti pasirodo nedaro. Aš visą laiką bet kokius sandorius, bet kokius lobistus visus deklaruoju. Aš taip tikėjausi, kad darys ir visi kiti, bet yra kaip yra, mes gyvenam Marijos žemėje ir kai jau mes ir sakėm, kad reikės tą taisyti ir reikės taisyti skubiai, bet tiesiog šiuo metu mes jau tą bandėm daryti, nėra Seime valios pakeisti.